Švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kviečiame ir sporto arenose. Kovo 11 dieną Kauno Žalgirio arenoje rinksis ištikimiausi Žalgirio krepšininkų sirgaliai. 2 pergales turintys žalgiriečiai nenuleidžia rankų kovoje dėl vietos atkrintamosiose Eurolygos varžybose, bet vilčių lieka labai nedaug. Žalgiris kol kas nėra pajėgus, bent jau tokia grupė kaip dabar Žalgirio, nėra pajėgus konkuruoti su tikrai galiūnėm. Nepavyko jų atskleisti taip, kaip jie žaidžia Lietuvos rinktinėje. Atgimsta legendinis Lotynų Amerikos šokių ansamblis Klaipėdos Žuvėdra. Klaipėdiečiai šoks Panevėžyje vyksiančiame Lietuvos sportinių šokių čempionate. Lietuvos čempionatas, bet aišku, kad sportininkai pas mus tikrai pasauliniai. Kėdainių arenoje neįtikėtina žolės riedulio maratonas. Riedulinikai net 10 valandų kovos dėl Lietuvos čempionato medalių. Žolės riedulio pasaulyje įvyko daug tokių permainų. Savaitgalį sporto sirgalių taip pat laukia Lietuvos futbolo ir tinklinio čempionatų rungtynės. Visų varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Kovo 11 dieną šalies čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai namuose susitiks su Eurolygos čempionu Madrido Realo klubu. Žalgiriečiai per 9 Eurolygos top 16 etapo turus iškovojo tik 2 pergales ir jau beveik neturi vilčių patekti tarp 8 geriausių. Iš tikrųjų pamatėm tikrąją realybę, kad Žalgiris kol kas nėra pajėgus, bent jau tokia grupė kaip dabar Žalgirio, nėra pajėgus konkuruoti su tikrai galiūnėm Europos. Ir Maskvos CSKA, ir Madrido Realas, ir Barcelona, ir Chimki. Bet kai supranti, koks yra iš tikrųjų realus tavo biudžetas, galimybės, tai aš galvoju, kad tie, kurie kritikavo ir galbūt per daug tikėjosi, turėtų atsitokėti ir pamatyti, kokia mūsų šiandien yra vieta. Pastaruosius sezonus Žalgirio komandos komplektacija sukosi apie vieną lyderį – Sonny Vimsą, Jamesą Andersoną. Šį sezoną Žalgiris surinko būrį Lietuvos rinktinės žaidėjų, tačiau žengti toliau negu įprasta Eurolygos top 16 etapas tikriausiai ir vėl nepavyks. Norai ir planavimas, sakyčiau, buvo geras, Lietuvos rinktinės žaidėjai. Tik tai nepavyko jų atskleisti taip, kaip jie žaidžia Lietuvos rinktinėje. Jeigu mes pažiūrėtume, kaip Mantas Kalnietis žaidžia Lietuvos rinktinėje ir kaip Žalgirį, kaip Renaldas Seibutis žaidžia Lietuvos rinktinėje ir Žalgirį, tai skirtumai didžiuliai yra. Paulius Jankūnas, Robertas Jeftokas ir Martynas Pocius, kuris tai yra rinktinėje, tai prie slenksčio. Ir matyt, kad šioj vietoj nepavyko. Jeigu paimtumėm bet kurį Žalgirio žaidėją ir leistumėm jam žaisti silpnesniai komandai, net neabejoju, kad jie būtų lyderiai ir jais tikrai yra kai kur, jeigu žaidžia rinktinėse savo kažkokiose, ar Kanados rinktinėje Haunas, netgi ir tas pats Brokas Motumas Australijos rinktinėje netrodo kaip kažkoks tai silpnas žaidėjas, bet čia yra Eurolyga, čia yra pats geriausias Europos krepšinis ir lygis yra tikrai toks aukštas, kad reikia turėti ir labai ryškų vieną žaidėją, bent jau vieną žaidėją. Ir Žalgiris panašiai būdavo komplektuojamas, turėdamas ir Vimsą, turėdamas ir Andersoną, net ir turėdamas Dentmaną kažkada, kuris buvo aiškus individualistas, bet šiuo metu buvo pasirinkta kitokia strategija komandos komplektavimo, pakviesti geriau, padalinti galbūt tos pinigus geriau lietuviams, kurie yra stiprų žaidėjai, bet mes matom, kad to nepakanka. Krepšinio ekspertų teigimu komandai būtinas bent vienas tikras lyderis, kuris lemiamais momentais temptų komandą. Jeigu Žalgiris ir kitą sezoną sieks turėti kuo daugiau lietuvių, lyderių galėtų tapti Linas Kleiza, jeigu 31 metų krepšininkas įsigydytų traumas ir susigrąžintų buvusią sportinę formą. Jeigu Linai Kleizai leistų sveikata, jeigu viskas su buvusia trauma yra gerai, tai manyčiau, kad grįžimas jau yra galimas ir džiugintų daugelis ir galių. Viskas, tik tai klausimas lieka, kaip jo yra trauma išgydyti. Iki Eurolygos top 16 etapo pabaigos liko 5 turai. Įspūdingas renginys laukia sportinių šokių gerbėjų. Net 3 dienas Panevėžio Cido arenoje suksis daugiau negu 700 porų. Svarbiausias varžybų akcentas – Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatai. Lietuvos čempionatas, bet aišku, kad sportininkai pas mus tikrai pasauliniai, nes visi sportininkai suvažiuoja į pagrindinės metų varžybas, nes čia jie kaip tik tai ir iškovoja teisę atstovauti Lietuvai pasaulinėse varžybose, tiek Europos čempionatuose, tiek pasaulio varžybose.
taurių varžybose. Standartiniuose šokiuose labai aukšti yra rezultatai, didžiausi sveikinimai, aišku, mūsų poroms lietuvių. Kaip sakant, abu yra pasaulio finale čempionato, abi poros. Lotynų situacija nėra tokia dar gera, bet siekiame, kad būtų, kaip sakant, kuo aukštesni rezultatai. Mes, kaip sakant, ketvirtfinalį, po kol kas 24 stipriausių porų. Esam, kaip sakant, nuolatinė pora ten, bandom kilti. Po truputį, dar reikia kelių metų. Pasak Lietuvos čempionų, sportiniai šokiai labai populiarūs ir pastaruoju metu daug vaikų lanko šokių treniruotės ne tik dėl sportinių pasiekimų. Tiek mokyklose, tiek darželiuose, visur, kaip būrelis yra labai populiaru, nes ir mamom vis tiek, žinot, patinka, jeigu vaikai eina šokti. Tai jau pradėti pačią pradžią, tų vaikų visą laiką yra daug, o jau tokių, kur lieka, tai kaip ir visur kitur. Būtent galbūt, kas siekia profesionalaus rezultato, tada skirtumas atsiranda. Bet mėgėjiškai šokti, judėti, laikyseną turėti teisingą, manau, nori visi. Dėl to galbūt labai populiaru yra. Sekmadienio vakarą varžybas vainikuoja šventinis koncertas, kuriame šoks legendinis Klaipėdos Žuvėdros kolektyvas. Taip pat pasaulio standartinių šokių vicečempionai Donatas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkai Evaldas Odeika ir Ieva Žukauskaitė. Kėdainių arenoje paaiškės Lietuvos žolės riedulio uždarų patalpų čempionai. Sekmadienį ne 10 valandų vyks Lietuvos vyrų ir moterų čempionatų kovos. Uždarų patalpų riedulio varžybos vis labiau populiarėja, nes dėl orų Lietuvoje olimpinis žolės riedulys lauke žaidžiamas vos pusę metų. Žolės riedulio pasaulyje įvyko daug tokių permainų. Pas mus, kaip nekeista, esame mėgėjiška sporto šaka ir turim 2 disciplinas. 11 prieš 11 olimpinės rungtį ir 6 prieš 6 uždaras patalpas, indoorą tą vadinamą. Dabar atsirado Hockey 5. Visiškai naujas derinys, kuris kelia koją į olimpinę sporto šaką. Netikėta intriga laukia moterų varžybose. Daugkartinės šalies čempionės Šiaulių Gintros riedulininkės užima vos 2 vietą. Čempionate pirmauja Vilniaus Tauro komanda, kuri antroje vietoje esančias čempionės lenkia 2 taškais. Žolės riedulio federacijos vadovas įvardija konkrečias priežastis, kodėl Europos turnyruose gan sėkmingai rungtyniaujančios Gintros riedulininkės nesėkmingai pradėjo Lietuvos čempionatą. Priežastis aiški ir gan liūdna. Nei Šiaulių sporto mokykla, nei miesto savivaldos sporto skyrius nesugebėjo geriausiai moterų komandai, kuri reitinguojama pernai buvo 6 Europai, tai Šiaulių Gintra Strekte, komanda nesugebėjo rasti salės treniruotėm. Ir galite įsivaizduoti, kad komanda, kaip kalbėjau su treneriu ir klubo prezidentu Gintaru Radavičium, išvyko turėdami 1 treniruotę. Ir praktiškai pasiruošimas vyko per Lietuvos čempionatą, kurį mes priderindavom prieš jų Europos renginius. Vyrų čempionate dvivaldystė. Pirmauja po lygiai taškų turinčios Širvintų Inta Baltic Champions ir Vilniaus Žuvėdra Tauras komandos. Tik lyderiai pretenduoja į Lietuvos čempionato aukso medalius. Iš viso Lietuvos uždarų patalpų čempionatų stipriausiuose divizionuose žaidė po 5 vyrų ir moterų komandas. Įsibėgėja Lietuvos futbolo čempionatas. Savaitgalį vyks 3 antro turo rungtynės. Šeštadienį čempionai Vilniaus Žalgirio futbolininkai viešės Kaune ir susitiks su Stumbro 11. Dar 1 rungtynės Kauno nacionalinės futbolo akademijos stadione vyks sekmadienį. Kauno Žalgiris priims vicečempioną Trakų klubą. Utenos Utenio futbolininkai Visagine rungtyniaus su A lygos naujoke Jonavos Lietuva, kuri pirmame ture pateikė staigmeną ir sužaidė lygiosiomis su Marijampolės Sūduva. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate prasidės kova dėl paskutinio kelialapio į pusfinalį. Dėl vietos geriausių ketverte kovoja Kelmės Atovės ir čempionės titulą ginanti Marijampolės Sūduva. Vietas pusfinaliuose jau užsitikrino reguliariajame sezone pirmas 2 vietas užėmė Šiaulių Elga Masters Aidėja ir Raseinių Norvelita, bei Baltijos lygoje rungtyniavę Vilniaus Flamingo voliai tinklininkai. Lietuvos moterų tinklinio čempionate kovas dėl medalių iškart nuo pusfinalių pradės Baltijos lygoje rungtyniavusios komandos. Baltijos lygos vicečempione tapusi Kauno Heksa ir šalies čempionės Jonavos Achemos tinklininkės. Heksa žais su Vilniaus Tauro komanda, o Achema su reguliario sezono nugalėtoja Alytaus ekipa. Pusfinaliuose kovojama iki 3 pergalių. Lietuvos čempionatų finalai numatyti gegužės 10 dieną.